Sveiki atvykę į pirmąjį Žemaitijos taurės etapą. Telšiai, Žemaitijos sostinė. Praeitais metais šis etapas buvo paskutinysis etapas, tai šiais metais turime pasikeitimą, tai yra pirmasis etapas. Taip pat turime ir trasoje pasikeitimų, tai viską pamatysite eigoje. Taip pat aptarsime, kaip sekėsi, kaip nesisekė, kas galėjo sektis geriau. Taip pat pasikeitimai šiais metais startuoju už savo gimtojo miesto komandą Velo Šiauliai Biko, dviratininkų mėgėjų komanda. Taip pat ir startavo nemažai komandos narių šiuose varžybose, tai skaičius apie 10-11, tiksliai dabar nepasakysiu. Kaip ir seniau, varžausi vyrų mėgėjų grupėje ir štai neužilgo startas, tad žiūrime. Iš karto padėkosiu savo komandos nariai Živiliai Kavaliauskienei už įamžintas varžybų akimirkas. Startas buvo bendras visoms grupėms, tiek elitui, tiek mėgėjams, tiek 40 ir visom likusiom grupėm. Starto pozicija buvo mano gan gera, iš karto už elito. Asfalto atkarpa ganėtinai greita, kaip visada. Na ir posūkis į dvivėžį kelią. Bandysim kažkaip čia įsitekti visi. Kol kas 3 juostos formuojasi, aš atsirandu per vidurį. Šiek tiek kyla nepatogumų, po dešinį išnyra ružavais marškinėliais Rokas Tutlys. Puikiai sekės kaip visada, tik šį kartą labai gerai sekėsi. Pirma vieta mėgėjų grupėje, valanda 18 trasos laikas. Palyginus su elitu labai nebedaug skiriasi, tai elito geriausias ratas buvo valanda 15. Po kairę mano komandos narys Paulius Rimkevičius, MTB dviratis su drop varais. Na, šitoj vietoj kažkokių veiksmų nesėmiau, tiesiog norėjau važiuoti ramiai savo juostą ir nesukelti nei kitiem kažkokių nepatogumų, nei savo. Ko iš tikrųjų čia buvo, kiek žinau, ir krešas buvo, ir šiek tiek priekį kaitalioja juostas. Čia to, manau, nereikia. Grupė didelė, kažkur labai nenulieksi, o priekį yra platus žvyrkelis, tai ten tiesiog, jeigu kažkam noris, tai tikrai aplenks. Kur lėki? Nu ir čia į mane pareina, iš galo beveik be stabdžio. Nežinau, vertinkit jūs. Na ir štai žvyrkelis. Žvyrkeliuose kažkaip neturiu daug patirties, čia labiau gal plento patirties reikia grupėse važiavimo, tai man sunkiai sekas po kol kas tokie segmentai. Nu ir matosi priekį pabėgusi pirmoji grupė, atstumas jau nemažas. Kiek pamenu, net nepastebėjau, kaip mes atitrūkom nuo tos pirmos grupės. Na ir čia mano prasideda spaikai tokie, kaip ir reikia, kaip ir nereikia. Priekyje mano komandos narys Adolfas. Turbūt bandžiau tiesiog jį pavyti. Čia šioks toks kalnas ir jau jaučiu, kad sunku. Ir turbūt išikvojau jau tas jėgas bereikalingai prieš kalną ir dabar tie patys varžovai mane apsilenkė.
šiek tiek tolsta priekyje esantis, bet ne per stipriai. Nuo starto laikau max, ką galiu, manau. Širdies ritmas varžybų yra 1.71 vidutinis, tai va, toks maždaug ritmas ir visas varžybos laikysis. Kairė. Pernai metais čia buvo gan slidi vieta labai, dabar ganėtinai sausa, nors kai buvom prasivažiuoti šitą trasą, vidury savaitės, tai vis dar buvo šlapė. Tai tą naktį prieš varžybas buvo minusas ir kažkaip sutraukė viską. Ganėtinai trasos kokybė buvo gera. Čia atsisėdu ant rato, tai iš karto širdies ritmas krenta, lengvėja, viskas gerėja. Greitis irgi neblogas, palaikomas. Važiuojam į single tracką. Single track'e labai arti stengiuosi nevažiuoti, nes taip anksčiau ir vėliau tu prisivei tam single track'e, kai sustabdo kiti ir vėl tu priartėjai prie tos grupės. Ir paskui, kai per arti važiuoji, tai ir brūžinas ratas yra. Nu, aš tai ką tik, gal nežinau, girdėsi, negirdėsi, bet prilėtė man ratą. Čia artėjom prie pelkės tokios pravažiuojama, viskas ok, tik šiek tiek reikia pastangų. Daugiau mažiau visi, su kuo aš dabar važiuoju, ką mato, tai maždaug su tais ir važiuosiu visas likusias varžybas. Tai priekyje galime įsidėmėti Sausaitis Arnas, V18 grupė. Jį matysite dar ne kartą. Antra vieta liktais V18 grupėje. Nu, čia kaip reikia važiuoti per pelkę. Svajūnas Ambrazas, V50 grupės laimėtojas, ir jam įkandin Taura Rytis. Tai taip pat šį dalyvį matysite dar ne kartą. V43 vietos laimėtojas. Čia šiek tiek nelabai gražiai gaunas man apsilenkti, bet jau nebeturėjau ką daryti. Tai teko taip gan negražiai pravažiuoti pro Rytį. Na ir antrasis žvyrkelis, kuris taip pat yra ilgas. Praeitais metais teko šitame žvyrkelyje tempti grupę kilometrą 500 metrų lygtais. Šiais metais teko šiek tiek ilgiau patempti grupę, tai apie 10 kilometrų. Ir taip pat kažkas įstrigo į galinį simpleksą. Štai pagreidintas vaizdas. Tai dėl simplekso, kas ten įstrigo, tai netrukdė važiuoti. Tiesiog buvo garsas nemalonus, paskui iškrito atgal pamynus. Tai dėl šitos atkarpos, manau, padariau taktinę klaidą, kad tiesiog neatleidau ir visą laiką pumpavau aš ją. Ir tiesiog reikėjo šiek tiek atleisti, pasilsėti, gal vėl į priekį išeiti, vėl pasilsėti, nu, neperdegti čia. Bet kadangi kažkaip gerai jutau tuo metu, tai variau, bet paskui kitaip pasijutau.
štai pabaiga. Dabar turėtų mane jau lenkti, kadangi aš jau ganėtinai nusilpau. Na štai visa grupė, taip pat ir Mažvydas Bartašius. Startavo gan iš prastesnės pozicijos, bet va, dasivijo visus ir varo toliau ir jaučiu, kad aš taip nebegaliu varyti jau. Taip pat ir matote mėlynais marškinėliais Real Beamas Viltė Kriaučiūnaitė, pirmos vietos laimėtoja moterų grupėje. Ir su jie kartu pastebėjau, kad dirba Taurarytis, 40 grupės dalyvis. Palaiko kompaniją, padeda šiek tiek, prisaugo, nežinau kaip įvardinti, bet esu kažką matęs panašaus varžybos. Čia gal klampesnė vieta, tai labiau ten per kairę reikėjo važiuoti, čia dešiniai, tai taip sunkiai gaunasi pravažiuoti. Pelio kirtimas, gan pavojingas, slidus. O, kaip ir matome, širdies ritmas išlikęs toks pat kaip ir varžybų pradžioje, toj pačioj zonai laikosi. Tai manau, tai reiškia, kad atidaviau viską, tiesiog neatleidau nei vienam momente. Na, MTB varžybose šitą kalniuką jau reikėtų įvažiuoti visiems, manyčiau. Nebuvo tikrai kažkoks sudėtingas kalnas. Pamenu, kad šitoje vietoje, nu ir toliau bus šiek tiek techniškų vietų ir laikiaus vat, šitoje grupėje, nelabai kur gal ir apsilenkt buvo, gal ir nebuvo tiek minčių kažką lenkti. Šiek tiek tempas buvo nukritęs ir gan lėtai važinėjom tarp šitų medžių, single trackais, šiek tiek didesnio greičio čia norėjos ir per test drive šitos trasos atrodo buvo net didesnis greitis tokiuose single trackuose, techniškuose. Tai netgi vat, ir lenkia mumis, kas sugeba aplenkti, nesvarbu ar yra kelias, ar nėra kelio. Ir štai kaipgi mūsų video be Jokūbo Kuklinsko, V16 grupė liktais. Jo, V16 grupė antra vieta. Na ir vėl, čia jutosi, atsimenu, kad taip pat vėl mes lėtai ganėtinai judam. Norėtųsi greičiau, nu ir pulsas, aišku, krenta žemyn. Telšiai nepasižymi, kad būtų neįvažiuojami kalnai, bet kartais pasižymi nepravažiuojamais keliais. Čia, man atrodo, naujas segmentas šioje trasoje, praeitais metais jo nebuvo, toks šiek tiek XC. Asmeniškai tai tokie segmentai labai patinka, daugiau ir daugiau jų norisi. Bet, kaip ir minėjau, šiek tiek per lėtai mes čia važiuojam ir jau širdies ritmas nenukrito iki 160. Tai
ir kažkaip pasilsėjau šiek tiek, ne per daugiausiai, bet pailsėta buvo šituose single trackuose. Na ir vėl matome Viltę su Ryčiu. Prasileidau nuo Viltės kažkiek tenais sekundžių. Labai gerai važiuoja, 10 minučių liktais antrai vietai moterų grupiai. Tešlynas šiek tiek numeta mane iš šono, gan klampus buvo. Kertam važiuojamąją dalį, eismas sustabdytas. Vairuotojai gali pasigrožėti MTB varžybomis. Apie 4 kilometrai liko iki finišo ir ne pati lengviausia dalis liko. Važiuojant paskui kažką labai sunkiai matosi, kur yra ta šaknis, akmuo, kažkas, ant ko gali paslysti, tai taip vabank varai paskui ir bandai išlaikyti vairą. Tai primenu, čia važiuoju paskui Arną Sausaitę, V18 grupės atstovą. Pasidarom lenkimą, bet tikrai dar Arnas pasirodys vaizde. Greitas irgi ruožas pėsčiųjų takas, bet ir trumpas ganėtinai. Nu, šitos vietos yra smagiausios kojom, kur mažai reikia minti, bet greitis didelis, tai biškį tik dadedi ir užtenka, ir šiek tiek pailsi pats. Ir šitoj vietoj šiek tiek slysteli kažkaip ratas priekinis, nutariu įsiklipsint, kad nebesižaisti ir išsikapstyti iš to tešlyno ir važiuoti toliau, o ten priekyje, epinė vieta, daug sirgalių, daug šauksmų laukia mūsų ir šio video intriga. Dirbam, šiauliai. Na ir štai, kaip mane išniekina Sausaitis Arnas, visiškai nužudo, sužlugdo, nuleidžiu galvą ir bandau važiuoti toliau. Šaunuolis Arnas, trenerio paragintas, tikrai atsigavo kaip nežinau kas. O aš jau padegiau gerai ant to kalno, posūkius šiek tiek net nebeišimu, jaučiasi tas nuovargis. Bet vis dar matosi tas Arnas priekyje, labai toli nenušoko. Čia iki finišo likę gal kokie pusę kilometro. Kitas gal tokia taktinė klaida, kad nelabai žvalgaus atgal per visas varžybas, nepasukau galvos, kas už manęs, ką reikia daryti, kur ką atleisti, kur kažkur paspausti. Tai labai pavojingas momentas, čiut spėjau pakelti rankeną dešinėje, būtų kliuvę į turėklą.
Na ir parvažiuojame į finišą, matau, kad Arnas dar atsigeria, tai tikrai nepasiduosis tam finiše, varys iki galo. Ir va, Arnas moka šią pamoką, kad reikia žvalgytis. O aš ir nemoku. Taigi prasileidžiu dar nuo komandos nario Adolfo. Finiše nėra draugų. Finišuoju 14 mėgėjų įskaitoje iš 80 dalyvių. Bendroje įskaitoje 21 iš 171 rato įskaitoje. Taigi pirmasis etapas praėjo gerai. Visus sveikinu dalyvavusius, visi važiavote puikiai. Pačiam dar daug yra ko mokytis šiame sporte, tai ir smagu. Taip pat ačiū, kas žiūrite mano video, kam įdomu, gal ir kažkada jūs, tikiuosi, sudominsiu atvažiuoti čia pasivaržyti. Na, o mes susitiksime turbūt jau sekančiose varžybose. Sekantis Žemaitijos etapas Akmenėje, bet gal dar prieš tai bus kažkokios varžybos, tai bus matyt, gal sudalyvausim. Iki, ačiū. Savo tėvą galą. Čia finišuoja svečias iš Latvijos, Egils Studija.